Sveiki visi, su jumis sveikinasi Rasa ir šiandien norėčiau jums parodyti kažką, tai yra bent man ganėtinai neįprasta, nes pasirodysiu su pirkinukais, tačiau ne tais, kuriuos galima įsigyti kiekvienoje rankdarbių parduotuvėje, kai jie yra prieinami, o tuos, kuriuos pavyko užtikti Vinted programėlėje. Niekada neteko iš ten užsisakinėti kažko siuvinėjimo plano, iš tikrųjų tai kiek tikrinau arba kažkada pati bandžiau įkelti pardavimui rinkinuką, tai jau buvau beveik išbaninta, nes jie kaip ir nelegalu pas juos pardavinėti kažką su adatom ir ten taip toliau. Bet po to vieną dieną užtikau, kad sėkmingai ir Lenkijos pusėje pardavinėja mergaitės ir panašiai ir galvoju, gerai, reikia pasitikrinti, kągi mes tenais turim. Tai bus įvairaus plano pirkinukai. Čia vat po dešinę pusę, šiek tiek matosi, bus keletas rinkinukų, nuo jų pradėsim ir po to papasakosiu dar apie kai kurios elementus, kuriuos pirkau, kurie mane nustebino. Tai pirmasis rinkinukas, nuo kurio pradėsim, bus Dimensions Gold kolekcijos, auksinės kolekcijos rinkinys. Tai šitą rinkinuką pirkau iš Lenkaitės. Mane labai nustebino tai, kad tai yra dar amerikietiško rinkimų rinkinys. Ir aš pirkau jį, nežinau iš tikrųjų dėl kainų, ar ten išlošiau ar neišlošiau, bet kuriuo atveju jo pardavime kaip ir nėra. Buvo įdomu vien tas faktas, kad tiesiog labai paprastai prieinamai programėlės pagalba gali nusipirkti. Čia ne koks eBay'us, ne didelės siuntimo kainos, panašiai. Iš esmės iš Lenkijos tenais už 3 eurus dažniausiai viskas pareina. Tai šitą rinkinuką nusipirkau, tai nėra visiškai mano tematika, bet aš turiu jam idėją, tai dėl to pasiėmiau. Iš esmės šita native tema iš tikrųjų ypatinga, tai kada nors bus siuvinėjamas, tikiuosi. Ir 18 kaunto aida įdėta. Tai nebuvau dar atidarius, nors mergaitė, kuri fotografavo, kad viskas yra viduje, buvo atidarius. Aš tik pasitikrinau, ar schemutė yra, iš esmės tie pagrindiniai elementai, tai čia kol kas viskas kaip ir svaidosi aplinkui. Išties tai, kadangi jis jau buvo atidarytas, tai gal bent jau tą siuliukų tam, tiesa, čia yra kreinikas dėtas. Jūs kreinikų jį vadina, taip? Jo, kreinikas, nelabai aš su jais dar susidūrus. Žinau, kad visi pilnai siuvinėja. Čia tik aš tokia biški prietema. Tai siuliukai į ryšulėlius sudėti. Iš ryšulėlių esu kažką išrinkinėjus, tai nėra labai sudėtinga. Visada yra vienam ryšulėlyje pagrindinė lemiančioji spalva, į kurią orientuojantis galima išsirinkti, kuris ryšulėlis ir ten po to ganėtinai aiškiai viskas atsiskiria. Ir čia paletė susikabinti tiems siuliukams. Na ir po to jau bus aida ir pati siemutė viduj. Na, bet aš jų netrauksiu. Iš esmės tai turbūt mumis dominanti dalis labiau yra patys siuliukai, pats rinkinys. Na, žiūrėsim. Iš tikrųjų nusipirkau dar iš Pelėdos dirbtuvėlių plastikinį siūlų organizerį tam, kad galėčiau siuliukus išplauti, kad jie nepasimestų. Tai išsiplausiu, kad nereiktų po vieną tiesiog plauti, kad galėčiau bent po ryšulėlį plauti, tai ten tiesiog susikabinsiu, jeigu kas. Nors ir panaudosiu iš tikrųjų dabar, kai pagalvoju, gal ir nereikės, gal ir taip galėsiu tiesiog po ryšulėlį atskirai išsiplauti ir tada nepasimes man niekas. Na, kol kas taip, tai štai toks rinkinys į mano kolekciją keliauja ir einam prie sekančio. Čia jau kamputį jūs vis tiek matėte. Tai čia jau iš Klaipėdietės mergaitės. Perpirkau jos rinkinuką Sunset. Tai iš esmės tai vis tiek yra kaip ir Dimensions. Tai šitas rinkinukas... Aš čia buvau atidarius, atsiprašau, nepasirašiau. Tai tada įtraukim laukan, kad nekelčiau triukšmo. Čia irgi amerikietiško rinkimo. Lygiai tas pats. Siuliukai eina, tiesa, aš jums gal neparodžiau iš viršelio, gal kažkokie buvo čia 97 metų leidimo. Nežinau, ar tais metais pakuotas, bet tų metų dizainas. Kodas yra 13640. Štai toks erelis. Mačiau, kad siuvinėjo kaip tik neseniai vieną iš ukrainiečių Instagrame. Tai
Mane nustebino, aš kaip ir pasižiūrė, atrodo, čia pusė fono nesisuvinėja, atrodo nedidelis darbelis, bet pagal sagą, nes aš pasisinčiau kažkokią, tai tenais netikrinau, ar jinai gera ar ne. Tų kryžiukų čia gal 20 000 ar kažkas tai tokio, bijau pameluoti, nes jau pamiršau, bet iš esmės tai nėra taip, kad visai tiesiog prisėdau ir padariau, bet pats dizainas man patinka, ypatingai patinka tas fonas gale, man tie medžių siluotai, taip kaip ir mano žąsyse, jie lemia kažkokį tai ten malonumą. Tai vėlgi, organizeris siūliukams persikelti, iš tikrųjų bet įdomu, kad čia yra įdėta, nežinau, ar čia ne originaliai buvo šitas siūliukas ar ne. Ne, tai čia aš dovanų gavau turbūt su rinkinuku tiesiog ir viskas susidėjau į vieną. Tai atsiprašau, čia kaip ir į temą gaunas. Tai čia rinkinukas iš 2 siūlų. Šitie, kaip juos pavadinti? Man vis arba angliški, arba rusiški žodžiai įrenda į galvą. Tai va, tokios spalvytės. Yra kanva. Čia šiuo atveju naudojasi, kur čia parašyta 16 kaunto. Ta Dove Grey Aida dažnai mėgstama visų. Nu, žodžiu. Tai toks Sunset rinkinukas. Aš dabar viską iš šono nukelsiu, po to teks tvarkytis. Tai jau kaip ir matėt šoną visai. Tai Dimensions rinkinukas, jį įsigijau paskutinį, iš tikrųjų, čia dar visai neseniai, iš vienos Lietuvaitės, iš kurios jau pirkau kelias knygas, tai dabar pratęsimas buvo su rinkinuku. Pradžiai galvojau, kad lauksiu to momento, kai ką nors parduosiu ir iš sukauptų Vinted pinigėlių nusipirksiu. Tada gavosi, kad aš tuo neužsiėmiau dėl laiko stokos ir turbūt įkvėpimo nebuvo, nes galvojau, čia iš vaikiškų rūbelių gal kažką reikėtų parduoti panašiai. Ir tada vieną dieną galvoju, ne faktas, kad suveiks ir kad man pavyks prikaupti į Vinted piniginiai tų pinigėlių iki rinkinio kainos, bet nusipirkau su ta mintim, kad bent jau nedingtų, nes šitą dizainą aš mačiau turbūt nuo, negaliu sakyti vaikystės, turbūt vėlyvos jaunystės, nes pagal mane jisai yra ganėtinai senas, tik aš lyg žinojau variantą, kuris siuvinėjasi ant medžiagos, kuri jau yra pieštų fonų. O čia siuvinėjasi ant švarios aidos. Tai ant 16 kaunto aidos. Tai šitai man patinka, nes skaitant to, kad vis tik tas darbas atrodo pakankamai pikselinis. Dar galvau, gal čia reiktų sumažinti kauntą, tada žiūriu 16, čia nelabai jau kažką ir sumažinsi, bet aš tikiu, kad išsisiuvinėjus jie turėtų labai efektyviai atrodyti, tik tais, iš arčiau žiūrint, atrodo šiek tiek pikselinis variantas, bet jau jums padėjau, kamera rodo pakankamai gražiai. Tai paukščiukai yra mano silpnybė. Šitas rinkinys mačiau pakuotas 2018 metais, tai ne taip senai. 2 planšetės siūlų, jau čia mūsų įprastinis variantas. Tai rinkinio neatidarinėsiu, kadangi jis ir nebuvo atidarytas, kai aš jį gavau. Tai va, dar vienas gražus dizainas. Ir tada paskutinis iš rinkinių, ką aš noriu jums parodyti, tai yra Permin of Copenhagen. Niekada neteko turėti jų pilno rinkinio, ten, kur aš kažkada tai filmavau, kad radau lagaminą Danijoje būdama su visokiais likučiais, tai tenais buvo Eva Rosenstand visokių likučių ir panašiai, bet kad turėčiau rinkinį iš Permin, tai čia buvo turbūt ne tiek, kad mane sužavėjo pats dizainas, nors iš esmės jis yra gražus, bet sužavėjo ta mintis, kad niekada nesuvinėjau šito dizaino. Na ir naudodamasi progą, kad sūnus nusprendė primigti, bent jau bando. Tai pratęsiu dar tą mintį apie tą Permin rinkinuką būtent. Tai čia yra labai gražus iš esmės. Man patinka pati komplektacija, nes čia yra linas, tas reto audimo. Nežinau, kodėl, bet paskutiniu metu tas retumas mane traukia. Yra planšetės, vėlgi rinkinio nesu atidarius. Jūs gal šiek tiek gyvenimo matęs, tai jo vėlgi spalvytės. Įdomu tai, kad yra planšetė, per kurią yra pervertos spalvos ir tada viskas vis tiek į mazgiukus sudėta. Estetiškai tai man labai gražus dalykas. Tai čia yra 100% linas ir čia daugiau nieko, čia tik apie audinį turbūt rašo. Tai va, tai toks dizainas dar nuguls į mano kolekciją. Džiaugiuosi vien dėl to, kad tai yra rinkinys, kurio niekada neteko turėti, būtent šito gamintojo. Nes jeigu Dimensions ir panašiai, tai mes esam kaip ir pripratusios rankytės akytės, o čia yra šiek tiek įdomiau.
Tai va. Tai tada pratęskim su sekančia sekcija apie rinkinukus, kaip ir baigėm. Tai toliau, ką norėčiau jums parodyti, tai mano tyrimas. Sakykim taip, tyrimas. Tai įdomu buvo iš tikrųjų, kaip aš ieškojau jau YouTube'ai lenkaičių, kurias galėčiau žiūrėti, neskaitant to, kad pusę žodžių galbūt nesuprasčiau, bet plus minus vis tiek mes pagaunam, apie ką kalba eina. Bet kol kas neradau tokių, kurios užkabintų, nes turbūt man norisi kažkokių tai permainų. Angliškas flostubas jau pas mane daugiau eina iš tikrųjų, negu kažkada anksčiau ėjo. Man įdomu tiesiog patys dizainai, pasirinkimai. Aišku, man kai kurie dalykai gal nėra priimtini dar, nes aš dar nedaugau, nedabrendau iki jų. Tai su šitoj temoj laikantis, tai nusipirkau 3 žurnalus lenkiškus. Vien tam, kad pažiūrėčiau plus minus apie ką kalba eina. Šitie žurnalai jau yra neleidžiami, bent jau tam moterytė, kur man pardavė. Čia yra, tarkim, 2007-2010 žurnalai, bet jeigu apie tai nekalbant konkrečiai, man buvo įdomu apie tai, koks yra turinys, koks yra principas, ar tai yra panašu į tai, ką aš kažkada vaikystėje esu užsisakiusi, kai užsisakinėdavau siuvinėjimo žurnalus ir panašiai. Tai užsisakiau 3 pagal viršelį. Tiesiog klausimų tos moters, kuri pardavinėjo, tai šitą žurnalą užsisakinėjau dėl šito kalnų vaizdelio, čia yra kaip ir kalnų vaizdelio tęsinys šitam žurnale ir tada dar dėl šitų elniukų. Elniukai man gal netaip labai patiko iš tikrųjų, kai pilną dizainą pamačiau, bet jeigu taip žiūrint, tai greitai tiesiog perbėgant, tai yra visiškai klasikinis variantas, tiesiog paveiksliukai, tiesiog schemutės. Tarkim, ir raktas pateiktas, man atrodo, DMC, Anhori ir Ariadna ir Madeira, žodžiu visom rūšim, taip kaip būdavo mūsų klasikiniais variantais turbūt. Tokių kažkokių labai ypatingų dizainų nėra, kurie man jau ten labai iširdį būtų kritę, nebent jeigu jums kažkas krenta, sakykit. Galim susitarti, o čia gal biškį per daug schemos rodau, nors nemanau, kad žurnalinės schemos dabar kažką labai nustebintų. Tai čia yra tas dizainas, kuris man patiko pagal viršelį. Iš esmės tai mano idėja buvo, nežinau kodėl, gal aš čia taip nuleisiu, kad nebūtų to rakto taip stipriai matomo. Tai mane nustebino mano galvoj, kas darosi su ta mintim. Kad galvoju, o jeigu šitam dizaine, tarkim, bandėme siuvinėti pusiniais, taip kaip Dimensions su daug siūlų gijų, tada visą šitą pirmąjį planą siuvinėti kryžiukais, tada foninį jau mažinti gijų skaičių vėlgi pusiniais. Iš esmės pradėjo pas mane žaisti toks vidinis dizaineris, kuris galvoja, dizainas pats iš esmės yra gražus, bet tikrai nenorėčiau jo siuvinėti tiesiog kryžiukais, tai būtų be galo daug darbo. Ir galvoju, o gal pavyktų kažkas iš jo sukurti. Iš esmės čia buvo tik tais idėja, kad pirkčiau. Ne dėl to, kad aš tai padarysiu, bet mano skoniui šitas dizainas yra ganėtinai neblogas, lyginant su to, ką galima rasti žurnale. Na ir tada visokios jau yra kataloginės reklamos, ką dar galima buvo tais laikais užsisakyti kaip rinkinį ir panašiai. Tai čia pirmas žurnaliukas. Tada antras žurnaliukas. Vėlgi plus minus greitai prasidėksim. Čia schema nerodysim. Tada yra čia tas variantas, kurį aš irgi pasižymėjau tą kaip man labiau patikusi. Šita dalis man nėra suprantama. Iš toliai žiūrint gal dar plus minus atrodo, kad čia kažkoks tai krioklio subėgimas ar kaip čia pavadinti. Nes jeigu būtų bokšto atspindys, tai jis būtų vis tiek kažkiek kitoks. Tai žodžiu, šita dalis man nelabai patinka, pats dizainas visai nieko, bet vėlgi, jeigu sužaidus, kad nereiktų jo viso siuvinėti vien kryžiuku, kažkur tai pusiniai, kažkur storiau, kažkur ploniau, žodžiu, manyje gyvena kažkoks vidinis dizaineris, kuris galvoja, kad nuo nulio sukurti aš nesugebėčiau, o pataisyti, kas man nepatinka, tai gal ir pavyktų. Tai, žodžiu, toks dizainas yra. Tada yra dar arkliukai. Tada dar yra šitokie dizainai. Na, tai tiesiog, manau, kad jums nenustebins kažko jos labai neujų. Tai aš tiesiog greitai prasibėgu. Tai čia yra vėlgi dizainai, kurie buvo kažkada turbūt žurnaluose spausdinti, kuriuos buvo galima užsisakyti, jeigu kas kaip rinkinį, nes aš mačiau, kad buvo galima. Tiesa, pavyzdžiui, yra katalogo Haftov, tai jeigu aš
tikrindavau Vinted, tai rašydavau lenkiškai. Zestav du haftų, man atrodo, ar kažkas tai tokio, na, žodžiu, vieną rinkinį susiradus, jau tada lengviau susirasti ir kitus. Tai jų kalba aš būdavo darau paiešką ir išmeta, arba būna tiesiog panašias prekes pasirenki ir išmeta kažką lenkiškų, tada jau pagal lenkaitės ieško. Tai čia toks biški didesnis katalogas ir baigėsi. Ir tada trečias, kurį sakiau, kad užsisakiau dėl pačių elinkų. Nu, iš esmės čia ne dėl to, kad aš juos siuvinėčiau, o dėl to, kad man buvo įdomu turėti bent kelis žurnalus po ranka. Tai vienas iš jų buvo pasirinkimas dėl elinkų. Tai čia yra tie elinukai, man jie iš toli žiūrint, tai dar nieko, bet iš arti, nu, toks labai jau neatidirbta. Taip man atrodo. Tai čia yra ir tie kačiukai schema. Yra dar Van Gogho kažkokia reprodukcija, sakykim, gėlytis. Yra dar tokie žaisliukai. Čia dar jau darymo technologijų kažkas, bet kad čia mane šviestų, tai gal neatversiu. Yra dar dama tokia ir turbūt, kad baigsis, nes tų žurnalė esančių schemų nėra daug. Čia dar toks trumpas, apžvalga trumpai viso šito katalogo. Žurnalo šito šiek tiek kažko, reklamos ir baigėsi. Tai va, tai tokie 3 žurnalai pas mane nugalė, galiai dėl tų 2 kalnų vaizdelių man kaip ir visai patiko. Iš esmės man buvo įdomu pasižiūrėti, kas kaip. Pasižiūrėjau, daugiau pirkti kaip ir nereikės, nes jie vis tiek neatitinka mano lūkesčių pilnai, bet smalsumą patenkino. Tai va, tai čia tokie 3 žurnaliukai. Ir tada dar buvo pirkinys iš Suomijos. Jeigu žurnaliukai buvo iš Lenkijos, tai iš Suomijos už 4 eurus nusipirkau knygą. Ir aš nesu labai didelė fanatikė visų tų senųjų dizainų, bet čia pasirodo Williamo Morriso kažkokių tai dizainų serija, kurią išleido ta Barbara Hamet. Bent jau aš taip supratau, nes, nu, suomiškai tai tikrai nesuprantu. Tai esmė, jeigu taip prasidėdant, plus minus telpame ekraną jo, tai man šitie zuikiai visai patiko, bet jie siuvinėjasi beveik viskas tik reinikų, tai čia toli gražu man dar iki šito pilotažo. Buvo įkelta tik nuotrauka turinio, be abejo, aš apie turinį nieko negalėjau spręsti, aš dar svarsčiau iš vis ar pirkti tą knygą ar nepirkti, nes, nu, 4 eurai kaip ir nieko, aišku, 4,5 siuntimas, bet tada galvojau kažką kaip knygą turėti, kartais namuose yra įdomu vien dėl to patyrimo, ką reiškia vartyti knygą apie siuvinėjimą. Taip, tiesiog pasiėmė. Atėjo per 5 dienas, iš tikrųjų greitai. Tai čia kažkas apie Williamą Morrisą turbūt yra parašyta, ko vėlgi aš tikrai nesuprantu. Žinau, kad šitas paveikslas yra labai labai gerai žinomas būtent šito autorio. Jūs neįsižeiskit tie, kurie žinot apie jį viską, nes aš tai nelabai kažką. Žinau tik, kad vienas iš siuvinėtojų Aleksandras kažkada siuvinėjo šitos 3, jeigu atsimenu gerai. Jis labai džiaugiasi šitos siuvinėjimu, tai čia yra po to pateiktos schemos. Tai nerodysiu pilnai schemų, bet kiekviena iš paukštukų yra, kiekvieną galima išsisiuvinėti. Šiaip schemos dydis tai yra toks mini. Iš tikrųjų, tam reiktų pasididinti, bet kadangi spalvų beveik visur yra ten po 6, 7, 8, tai lengva. Tai dar tokios gėlytės. Vėlgi yra labai įdomus iliustracijos, kaip reikėtų atlikti darbą, kas po ko eina, arba ten po to dar pabaigoje bus, kad galima ir taip, ir taip. Čia bus schema. Čia dar schemos dalis. Tai turim dar vieną dizainą. Mama kalba, tai vaikų nelabai ir mėgasi, iš tikrųjų reiktų nustoti. Bet aš labai greitai pasistengsiu. Yra šito namuko siuvinėjimas pateiktas. Tik aš nelabai suprantu iš vis, kur čia yra dizainas. Čia yra tiesiog daug kas siuvinėta kreinikų, viskas blizga. Įdomu yra pati surinkimo instrukcija. Nes viskas pateikta, kur kaip siuvinėti, ten taip toliau, bet aš pačio dizaino pasiskendu, bet čia matyti yra mano neišprusimas. Tiesiog dar ką turim šitoje. Čia turim schematas šitų dizainų. Turim dar šitą dizainą knygoje.
aš tikrai niekada nefilmavau dar knygos apžvalgos, tai atsiprašau, tikrai daug kas yra ne taip. Tai čia yra dar pavyzdukai pateikti, kaip galima būtų įrėminti, arba kažkokią dalį tik dizaino siuvinėti ir įsirėminti kaip atvirutę, arba medalioną. Čia pakeiskime bus. Tada rėmelis ir knygos skirtukas, kiti elementai. Jūs mato daugiau iš tikrųjų, negu aš jums parodysiu ir papasakosiu. Tada yra schema ir parodyta dar kažkas. Tiesiog nenoriu labai daug tų schemų rodyti, nežinau, ar YouTube manęs neužblokuos už tai. Tai vėlgi parodyta, pavyzdžiui, kaip darbelį įtempt, kaip ten panašiai, ten pačioj pabaigoje dar buvo įdomių dalykų man. Tai yra kaip pasidaryti, pavyzdžiui, knygos skirtuką. Toliau eina raidės tematikoje. Tada tas pagrindinis dizainas, kuris buvo ir ant knygos viršelio. Ir tada eina jos schemutė. Siuvinėjasi DMC Anchore Madeira siūliukais pateikta iš tikrųjų, nes kitur po to mačiau bus kaip kreinikas, tai ten labai daug kreiniko ir bus. Tai tarkim, čia vėlgi yra pavyzdys, kad gali ir kaip paveikslė pateikti, gali kaip pagalvėlę siuvinėti. Nu, žodžiu, bet man patiko už tai, kad tai yra pieštinis variantas, tai nėra kažkokios nuotraukos, kur būtinai ten taip ir pritaikyta, o tiesiog, pagalvokite apie tai. Tai čia dar vienas smulkesnis dizainas, jos schema. Vėlgi, tarkim, kad tai būtų pagalvėlės. Tada yra dar vienas dizainas. Iš esmės, tas dizainas bus, po to parodysiu, jeigu parodysiu. Nu, taip. Tai yra veidrotiškas. Yra viena schemos pusė ir kita schemos pusė ir jos tiesiog sujungiamos. Ir galima atskirais motyvais siuvinėti dar papildomai. Čia yra schema. Tada pateikimas. Čia netgi yra pateikta turbūt, nuo kur galėtų pradėti, kad dizainas įtilptų, jeigu siuvinėtumėm jį ant staltiesės krašto. Čia aš taip įsivaizduoju, nežinau iš tikrųjų, ar taip yra. Tada, kad galėtų būti pritaikymo variantai. Vėl kaip ir prieš tai minėjau, kad čia siūlo atskirai dar išsiuvinėti kažkokius kitus elementus mažesnius. Na, žodžiu, ta knygos apžvalgavimas turbūt šiek tiek juokinga, nes aš tikrai neturiu praktikos savo. Bet buvo įdomu vien už tai, kad įsigijau. Tai akinių dėklas pateiktas. Čia vėlgi yra aprašymai, turbūt kaip kažką pasidaryti. Tada čia yra schemutė. Bet dar turim 4 tokias schemas. Aš čia kaip ir praversiu, nes mačiau, kad jos kiekvienam lapui yra atskirai. Nu, bet iš tikrųjų labai labai smulkios. Nu, tokios ypatingai, jeigu taip su raštu lyginant. Tada turim dar tokį pano. Vėlgi su viso aprašymu, kaip jį reikėtų pabaigti. Dar turime vieną tokį kreminį dizainą. Taip neparodyčiau per daug. Ir čia praeinam prie tų mano zuikių. Iš tikrųjų, apie visą turinį, kas yra šitoje knygoje, ir sužinau tik tada, kai ją gavau. Tai va šituose zuikiuose, tarkim, aprašymo principas, pateiktas vėl pavyzdys. Tai čia vat, yra sudėtas raktas, tai yra marlit. Nežinau, jūs žinot turbūt, kas čia yra per siūlai. Yra kreinikai. Iš esmės visas šitas dizainas siuvinėjasi tik tai tų dviejų tipų siūlais. Schemutės nerodysiu. Ir tada yra kažkokia dalis bendroji apie siuvinėjimą, nes pavyzdžiui, čia yra 2010 metų leidimo knyga. Yra tie pavyzdžiai pateikti, kad kai įtempt kanvą yra geriau, kai vidinis ratas būna apsuktas kažkokią medžiagytę, nes jinai neduoda praslydimo. Yra kusnapai. Tikrai 20 metais jau buvo kusnapai, aš apie šitą nežinau, aš 2013 turbūt startavau YouTube'ai, kai dar nedaug kas filmavo ir tada apie kusnapus aš dar sužinau turbūt po kokių 5 metų. Nu, aš čia gal perdedu, bet iš esmės man kažkaip 20 metai ir kusnapai dar nesisėja, bet gal aš čia tiesiog nežinojau. Tada yra rėmo įtempimas, pavyzdžiui, kad būtų standi medžiagytė. Na, iš esmės tokių įdomių smulkmenų, aišku, sprendžiu aš tik pagal paveiksliukus. Yra pats atlikimas. Ir kažkur dar, man atrodo, mačiau. Vėlgi, aš ieškojau, kaip panašias prekes man išmetė,
kai aš ieškojau apie siuvinėjimą, bet yra raktiniai žodžiai kryželiu. Kažkurioje schemoje buvo, nes nepakartosiu, tas žodis žiauriai keistas yra. Man atrodo, prie to netgi. Kažkurioje vietoje buvo kryžiukų ir pusinių siuvinėjimą, tai tas kryžiukų buvo parašytas tas žodis, kurio aš norėčiau. Atsiprašau, aš čia dabar taip ir nepasiruošus jaučiu šią akimirką jums papasakoti, bet man labai keistas žodis. Aišku, aš suomių kalbos niekada gyvenime nesimokiau. Oi, tai čia vėlgi schemutė bus, bet tas ristipisto yra kryžiukų. Tai tenais dar galų negali dasidėti kita, bet jeigu įsivesit šitą žodį, jums irgi ves viską apie siuvinėjimą kryžiukų. Toks įdomus žodis. Tai va, tai tokia buvo knyga. Viljamo Moriso dizaino kažkokios tai pakartojimas, gal čia taip vadinkim. Tai taip atrodo. Šiaip džiaugiuosi, kad įsigijau. Nežinau, ar ką siuvinėsiu iš jos, jeigu kažkurie dizainai jūs domina, galbūt galim pasitarti, gal kokį schemą padaryti, nes įtariu, kad tikrai yra mylėtojų šitų schemų. Aš gal pamilsiu su laiku, manau, kad viskas tik pakeliui. Tai pereikim dabar iki dar vieno pirkinuko, kurį noriu jums parodyti. Tai nusipirkau tokio beprotiško dydžio ryte su valu, sakykime. Mergaitė buvo rašiusi apie tai, kad šitą valą labai patogu naudoti sutažui. Aš jį pasiėmiau dėl to, kad neturiu jokio skaidraus varianto siuvinėjimui biseriu. Tik tai patikėkit manim, aš nežinau. Čia jeigu ir gyvenčiau 100 metų, neišnaudosiu tų 6000 metrų, nes labai abejoju, kad mergaitė daug jų nunaudojo. Iš esmės pardavė, kadangi ne už didelius pinigėlius, tai aš jį paėmiau. Tai dar kaip variantą palyginimui, čia yra viena gija DMC balto. Tai šalia, jeigu man pavyks fokusą. Tai čia yra viena gija to valo. Tai be galo plonas siūlas, iš esmės turbūt kokius 4 gijas paėmus atitiktų vieną tą DMC. Gyja. Žodžiu. Paėmiau ant siūlo tiesiog, kad kontrastuotų, tikiuosi matosi. Tai va, tokio plonyčio, jeigu kam reikia, galiu atvynioti. Nežinau iš tikrųjų, ar nėra jis nors kokių pažeidimų turintis, dar nežinau iš tikrųjų pilnai, ar būtų patogu jį užmegzti gale. Ta prasme, aš pabandžiau tiesiog prisiūt kelis karoliukus. Kameros atstumas iš tikrųjų reikia pasimatuoti. Iš esmės visiškai nesimato, su kuo siuvau. Man netgi buvo sudėtinga pačiai matyti, kur aš turiu. Net nesimato, kaip aš užbaigiau. Iš esmės tiesiog super duper toks nematomas siūlas. Tai čia tiesiog pasibandymui panaudojau. Ar tinka, ten prisiuvau su dvigubu. Tiesiog kilputę pradėjau tam, kad nereikėtų bent jau vieno galo užmegzti, o jau pabaigą aš ten pasistengiau ir mazgeliu, ir nemazgeliu visaip kaip. Bet iš esmės tai prisiuvo gražiai. Aišku, čia kalibras gal ir ne tas biserio, kuris reikalingas ant šito audinio. Bet čia buvo eksperimentas. Tai žodžiu, nusipirkau didžiulę. Biserių šiaip aš retai kada siuvinėjau, tai man tiek tikrai nereikia. Bet kadangi buvo geras pasiūlymas ir reikėjo turėti atsargoj, tai aš pasiėmiau. Ir paskutinis dalykas, ką aš noriu jums parodyti ir tada jau atsijungsiu. Tai nusipirkau tokias 2 juosteles. Iš esmės pirkimas vyko būtent dėl tos rudosios. Dekoratyvinė juostelė, iš esmės jinai atrodo taip. Nežinau iš tikrųjų, ar permokėjau ar nepermokėjau, bet pas mergaitę buvo tas kiekis, kurio man galbūt reikės. Čia pati taip sugalvojau. Tai aš pasiėmiau. Tiesiog tokia dekoratyvinė, jinai turbūt labiau ant užuolaidų naudojas. Ir čia dar tokia yra pilka. 2 atspalvių tie kamuoliukai eina. Dekoratyviniai. Iš esmės, dėl ko aš pasiėmiau. Pirkimas vyko būtent dėl tos rudosios. Galvojau, gal netyčia mano tai pagalvėliai, kuri vis dar negimė. Galbūt būtų visai variantas į kantavimo, į kraštą. Įdėti pagalvėlės šitą juostą su bambuliukais. Ir iš esmės, aišku, kaip pagalvėlės stovėtų, jie ten tiesiog kabotų ir panašiai. Gal šiek tiek per saldu, bet ir pats dizainas yra per saldus, plius minus į spalvinę gamą pataikiau, nes aišku, pirkdama aš tik įtariau, kad turėtų plius minus tikti.
Iš esmės tai pirkimas įvyko su džiaugsmu vien dėl to, kad aš galvojau, galbūt pagaliau pajudėsiu iš to mirties taško, nes man vis dar nesusidėlioja, kaip aš noriu tą pagalvėlę padaryti. Nes galvojau, gal reikėtų dar veliūro nusipirkti, kažko tokio minkšto, nes, kaip ir norisi to tokio šokolado minkšto. Tai galvoju, gal netyčia kažkaip man pavyks įterpti ir šitą juostą, nes jos užtektų 40x40 ir dydžio pagalvėliai visam kraštui, visam bortui, nes jos yra, man atrodo, 1,70 m. Čia biškai užsikalbėjau, reikia pakvėpot. Tai tiesiog, taip, kol kas tokia mintis yra, kad galbūt man pavyks kažką suderinti su šituo, ar pavyks iš tikrųjų, tai pamatysim kada nors ateityje, bet pirkau vien su idėja, kad galbūt man kažkaip susidėlio. Tai tokie buvo tie mano pirkimai, šitą paėmiau tiesiog į kompaniją, nes pas mergaitę daugiau nieko nebuvo pirkti, o rinkinį pirkti visada yra pigiau. Kokie gražus tie bumbaliukai. Tai gal netyčia ir iš šito kažkada išeis pagalvėlė ar kažkas, jeigu pasiteisins tas variantas. Realiai tie bumbaliukai čia yra mažesni, man jų dydis kaip ir labiau patinka nei tos rudos, bet man tas atspalvis suveikia. Tai va. Tai viską jums pasirodžiau, ką turėjau. Ačiū, kad žiūrėjot. Rašykite, jeigu turit kažkokių klausimų, jeigu kam nors reikia to valo, galiu atviliuoti kažkiek. Tai taip, džiaugiuosi savo pirkinukais, savo atradimais. Labai tikiuosi, kad daugiau į Vintedą neįsiu ir neieškosiu, nes man vis būna, pažiūrėkim, gal pagal paiešką Dimensions gal kažką įdėjo. Iš tikrųjų tai nei reikia, nei ką. Bet labai malonu, ką nors rasti netikėtoje erdvėje, nes tai ne internetinė parduotuvė rankdarbiams. O tiesiog žmonės dalinasi tuo, kur, pavyzdžiui, jiems kažkas tai jau nugyventa, sakykime, pasikeitė skonis ir panašiai, ir jie išparduoda ir dažniausiai išpardavimo kaina vis tiek nebūna ta parduotuvinė arba netokia iškelta kaip kokiam eBay'ui ir panašiai. Bent jau mano tokios mintis, iš tikrųjų reiktų ten dar paieškoti, iš tikrųjų kokios tos kainos, bet aš stengiuosi eBay'ų neiti, nepirkti. Nes tada prisipirkčiau dar daugiau ir tikrai, ar rasite, tiek išsiuvinės. Čia ne faktas. Tai žodžiu, pasirodžiu viską, ką turiu. Dar yra 2 mergaitės Vintede iš Lenkijos, kurios įsikelia ką nors išsiuvinėjimo. Aš linkusi, tiksliau, pavadinimas gal jų profilio įkelsiu jums, nes ten yra tokių dizainų Dimensions, kurių mano skoniui jie kaip ir nelimpa. Bet o gal netyčia jūs tų dizainų jau senai ieškojot ir kažkur tai yra per didelę kainą arba dar kažkas tokio. Tai čia nereklamau tom mergaitėm, aš tiesiog labai linkiu joms parduoti tai, kas jau nugyventa ir galbūt kažkam kitam atrasti tai, ko jie ieškojo. Čia galbūt tiesiog sąsaja to tarpininko pabūt galvoj. Nes su ta viena mergaitė aš dar susirašinėjau ir siūlė ir nuolaidėlę poros eurų, žodžiu, su to mergaitėm dar galima pasiderinti dėl kainos. Tai, žodžiu, įkelsiu į info aprašymą, nes man filmuoju su tuo telefonu, su kuriuo galėčiau parodyti jų profilius, tai kaip ir nelogiška dabar man tai kažkaip padaryti. Tai įdėsiu į aprašymą, jeigu netyčia kas nors norėtų pažiūrėti jų prekybės. Tai taip, keliaujam siuvinėt, gyvent, toliau džiaugtis rudeniu, kol kas labai gražus oras. Gero jums visoms laiko ir susitiksim kitam video, jau tikiuosi daugiau apie patį siuvinėjimą, o ne tik apie pirkinukus. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki.